Na kągi, tai sveiki atvykę į matematikos pavyzdinės antros dalies užduoties sprendimą. Tai padarėm vieną su 11 užduotim, dabar padarysime su 12. Ir ką svarbu paminėti, jeigu randate bet kokių klaidų, būtinai man pranešat, bet šiaip pabandysiu tiesiog viską kuo paprasčiau ir kuo lengviau išaiškinti. Tai manau, nieko nelaukia ir pradėkime. Dabar pirmas uždavinys mūsų prašo paskaičiuoti aibės A narių sumos, kai aibė A yra tiesiog D aibė minus K aibė. Žinom, kad čia yra atimtis. Dabar kas priklauso D aibė? Tai D aibė priklauso kokie skaičiai? 36 dalikliai. Tai visi skaičiai, iš kurių mes, 36 mes padalinę iš to skaičius, mes gausime kažkokį skaičių beliekamus. Tai kokie tai būtų skaičiai, tai galim pradėti nuo pačio mažiausio, tai pavyzdžiui 1. Tai 1 tikrai yra daliklis, nes pas mus gaunasi 36. Tada 36 dalinta iš 2, mes irgi gautume skaičių be liekanos. Tai čia būtų 18, tai irgi 2 yra 38 daliklis. 36 daliklis. Tada žiūrim toliau, tram 6 iš 3 irgi dalinasi, tai būtų pas mus tiesiog 12. Tai 3 irgi įeina. Tada tram 6 iš 4 irgi dalinasi ir mes čia turime 9. Dabar ar iš 5 dalinasi? Aišku, nesidalina, nes logiškai iš 5 nesidalina. Tada žiūrim toliau, 36 dalinta iš 6, tai irgi bus 6. Tai gerai, dabar šiek tiek, kai toliau einam, kas matosi, kad, pavyzdžiui, tram 6, aišku, iš 7 ir 8 nesidalina, galit pabandyti, tai tram 6 dalinasi iš 9 ir gaunam 4. Dabar pasibim, kad jau susikeičia vietam. Tada čia buvo tram 6 dalinta iš 4 yra 9, o dabar tram 6 iš 9 yra 4. Tai mes tą pačią logiką galim pritaikyti, kad kitas skaičius bus tikrai, kuris dalinsis, tai bus 12, 18, na ir aišku, dar 36 dalinasi iš pačio savęs, tai 36 irgi patenka. Tai kiek mes turim iš viso čia tų skaičių, tai priklauso aibei 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 ir 36. Dabar kas priklauso aibei K? Aibei K pas mus priklausys nariai 6 kartotiniai. Tai 6 kartotiniai yra visi skaičiai, kurie irgi dalinasi. Realiai, 6 kartotinis tai būtų, pavyzdžiui, 6, tai kitas kartotinis būtų 12, nes 12 iš 6 irgi yra skaičius be liekanos. Tai realiai kartotinis yra tiesiog, pavyzdžiui, 6, padauginta iš 2, 3, 4, 5, tai 6, 12, 18, aš tikiuosi jūs pagaunat esmę. Tai pirmieji 3 6 kartotiniai yra tiesiog 6, 12 ir 18. Tai dabar, jeigu mes skaičiuosime aibę, kam priklauso A, tai mes tiesiog iš aibės D atimsime narius, kurie priklauso aibei K. Tai matome, kad 6 priklauso abiem, tai mes jį atimame, 12 irgi atimame ir 18 irgi atimame. Tai dabar galim net nerašyti tos aibės A, o tiesiog suskaičiuoti jos suma, tai bus visi realiai D nariai apart K narių. Tai bus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 9 plus 36. Ir jeigu mes viską sėkmingai suskaičiuotume čia, mes galėtume gauti čia 55. Tiesiog žinokit, kas yra kartotiniai ir kas yra dalikliai, ir čia neturėtų būti jokių problemų. Dabar antras reiškinys. Mums reikia paskaičiuoti tiesiog šito reiškinio reikšmę, kai x yra minus 2. Tai pats paprasčiausias būdas yra tiesiog viską susirašyti teisingai į skaičiuotuvą. Tai jeigu mes čia viską gražiai susirašytume į skaičiuotuvą, mes be problemų gautume mūsų gražų skaičių, bet, dėl viso pikto galime viską paskaičiuoti. Tai čia bus 1 minus 2 kart minus 2, tai bus 1 plus 4, minus 2 kvadratu irgi yra 4, dalinta iš 2 kart modulis iš 1 plus 2, tai bus tiesiog modulis 3, tai bus tiesiog 3. Tai reiškia, čia turėsim šaknis iš 9, dalinta iš 2 kart 3, tai 6, tai bus tiesiog 1 antroji, nes
šaknis iš 9 yra 3, ir 3 dalinta iš 6 yra tiesiog viena antroji. Ir manau, galime be problemų įdėti toliau. Ir dabar mūsų prašo rasti šito uždavinuko iš šitos funkcijos išvestinę. Tai dabar turime funkciją 2x minus 1 ir 1 minus x. Tai aš vis laik siūlau, jeigu turite skriausus, kad nesikvaršint savo galvos, tiesiog atsiskliausti, ypač jeigu jūs prašo išvestinės. Šiuo atveju mes tiesiog atsiskliausime viską ir čia turėsime 2x. 2x plus 2. 2x kart minus x tai bus 2 minus 2x kvadratu, minus 1 kart 1 bus minus 1 ir minus 1 kart minus x bus tiesiog x plus x. Dabar jeigu mes ieškome šitos išvestinės funkcijos, tai kai 2x išvestinė bus tiesiog žinom, kad 2x kvadratu išvestinė, tai 2 eina į priekį, tai turime minus 4 ir čia lieka x. Ir minus 1 išvestinė, aišku, žinom, kad yra 0 ir x yra išvestinė 1. Galėjom dar prieš tai sudėti 2x ir x, bet jau to nepadarėm. Tai dabar tiesiog, ką mes turime, minus 4x ir 2 plus 1, tai bus plus 3. Ir toks yra mūsų atsakymas, tai čia yra mūsų išvestinė. Tai dabar ketvirtam uždavinukai mums reikia išspręsti lygtį. Ir visai, ką mes pirmą turime pasidaryti, tai pasirašyti apibrėžimo sritį. Tai reiškia 2 minus x pas mus turi būti daugiau arba lygų už 0. Tai reiškia, pas mus x tiesiog bus mažiau arba lygų už 2. Tai kai mes šitą žinome, mes dabar sprendžiame lygtis. Tai jeigu čia yra šitų dviejų daugybė ir yra lygiai 0, tai reiškia x kvadratu minus 16 turėtų būti lygų 0 ir šaknis iš 2 minus x yra lygų 0. Tai galim šitą labai lengvai įsispręsti lygtelę. Tai 2 minus x lygų 0. Jeigu čia yra šaknė, tai mes ją galim tiesiog pašalinti ir pasirašyti, kad čia yra 2 minus x lygų 0. Tai reiškia, x pas mums bus tiesiog lygus 2. Tai šitas sprendinys patenka į apibrėžimo sritį, tai jis tinka. Dabar čia turim x kvadratu minus 16 lygų 0. Tai labai paprastai galim tiesiog x kvadratu pasirašyti, kad yra lygų 16. Ir iš abiejų pusių ištraukti šaknį. Bet kai mes tai padarome, tai čia turi atsirasti plus minus prie šaknis iš 16. Tai reiškia, kad mūsų bus sprendiniai 2, 4 su pliusu ir minusiuku. Tai dabar x lygų 4 ar tinka ar netinka. Aišku, kad netinka, nes apibrėžimo sritis yra iki 2 ir x lygų minus 4 tinka. Tai reiškia, atsakymą mes rašysime minus 4 ir 2. Dabar žiūrime 5 uždavinuką. Ir čia mūsų prašo, su kuria m reikšme funkcija yra tolydi visų realių skaičių aibėje. Tai čia atrodo labai sunkus uždavinukas, bet realiai ko mūsų čia prašo, kad kažkokia funkcija eis ir ties 3 jie nutrūks ir mes turime, kad ji prasitęstų. Tai žinom, kad m funkcija atrodys pas mus tiesiog taip, lygų skaičius. Tai mums reikia rasti tiesiog tą taškiuką, kur funkcija nutrūksta ir kad ji prasitęstų ir ji būtų tolydi. Tolydi tai reiškia, kad ji nėra atitrūkstanti. Tai dabar ką mes darysime, tai tiesiog paskaičiuosim, kokia yra reikšmė ši x minus 5, kai x lygų 3. Tai reiškia, čia turėsim tiesiog 6 kart 3 minus 5 ir tai bus tiesiog 13. Tai reiškia, pas mus m, kai x yra daugiau už 3 irgi turėtų būti 13, kad jinai funkcija netitrūktų. Mes kitų žodžiais čia skaičiuojam realiai limitą, kai x eina link 3, funkcijos 6x minus 5. Tai mes skaičiuotume limitą visiškai taip pat kaip čia ir mes irgi gautume 13. Tai realiai mūsų prašo limito ir kad ta funkcija netitrūktų. Aš manau, visai čia viskas aišku. Tai galime eiti toliau. Ir dabar žinome, kad log 7x lygų 2 ir log 7y lygų 3. Tai kam lygų log 7x kvadratu dalinta iš y? Dabar žiūrėkit. Tai mes log 7x kvadratu dalinta iš y galim išskirstyti taip. Log 7x kvadratu minus log 7y pagal logaritmų savybės. Žinom, kad dalyba yra tiesiog tas pats, kas minus. Dabar ką mes galim padaryti, tai dvejetą perskelt prieš logaritmą, čia turėsime log 7x minus log 7y. Tai dabar
log 7x žinom, kad yra pas mus 2, tai mes čia tiesiog turėsime 2 kart 2 minus log 7y, tai pas mus bus tiesiog 3, tai 2 kart 2 4 minus 3 bus tiesiog pas mus 1. Ir judame toliau. Tai dabar mes čia turime tokį visą reikaliuką ir jeigu mes pabandytume įsistatyti skaičiuotuvą, mes gautume kažkokią netikslę reikšmę. Tai ką mums reikia padaryti? Tai žiūrėkit. Jeigu mes matome arktangentą ir tangentą, ir jeigu neatsimint ką daryti, tai geriausiai darykit dalimis. Pavyzdžiui, arktangentą ir tangentą dviejų paskaičiuokit. Ir gal kažkas gausis. Ir tada pamatysite, kad kosinus čia šiaip turėtų būti lygu minus 2. Dabar kodėl? Nežiūrėkit, arktangentas su tangentu įsiprasina, nes čia yra priešingos funkcijos. Čia yra tangentas minus pirmajam. Tai tangentas minus pirmajam ir tangentas tiesiog pirmuoju. Jos viena kitą įsiprasina. Ir čia mes realiai liekam su tiesiog kosinus minus 2. Jei manim netikite, galite pabandyti skaičiuotuvą, tiesiog įsirašyti arktangent 2 ir pamatysite, kad gausite minus 2 tiesiog. 2, jeigu su minus rašysite, tai gausite minus 2. Tai reiškia, mes čia tiesiog gauname kosinus minus 2 ir atsakymę mes taipogi rašome kosinus minus 2. Jo, reikia dar pastebėti, kad 7 atsakymas yra blogas atsakymų lape, tai tiesiog pranešu, nes jam parašyta minus kosinus 2, bet iš tiesų atsakymas yra kosinus minus 2. Gerai, ir su tuo baigiame ir dabar mūsų klausia, kam yra lygu 7 2n minus 5 2n. Tai čia mes tiesiog turim prisiminti formulytę. Žiūrėk, čia matom 7n minus 5n, o čia 7n plus 5n. Tai kaip mes 7 2n minus 5 2n galime išskirstyti, ogi labai paprastai pagal formulę a kvadratu minus b kvadratu lygu a minus b per a plus b. Tai mes čia turėsime tiesiog 7n minus 5n kart 7n plus 5n. Ir ką mes čia matome, kad 7n minus 5n yra tiesiog k, o 7n plus 5n pas mus yra tiesiog l. Tai reiškia, turėsim kl. Arba k kart l. Labai nesunkus uždavinukas. Dabar rutulys yra įbrėžtas į kubą. Mums reikia apskaičiuoti kubo ir rutulio tūrių santykius. Dabar, jeigu mes įsivaizduotume, kaip tai atrodo, tai maždaug turime kubą. Čia plius minus, jau pabraižau, kad jums būtų aiškiau. Ir į jį turime įbrėžtą rutulį. Tai maždaug pas mus lys toks. Tai žinome, kad rutulio spindulys yra tiesiog, jeigu kvadrato kraštinę pažymėsime a, tai rutulio spindulys bus pas mus tiesiog a dalinta iš 2. Pusė kraštinės, nes skersmuo rutulio būtų irgi kaip kvadrato kraštinė, tai pusė skersmės yra tiesiog a dalinta iš 2. Tai dabar, jeigu mes norime kubo ir rutulio santykių, tai žinom, kad v kubo pas mus bus tiesiog a kubu ir čia nieko daugiau nereikia daryti. Dabar v rutulio, žinom, kad formulytė yra pas mus 4/3 r trečiuoju kart pi, tai pas mus čia bus tiesiog 4/3 a trečiuoju 2 trečiuoju būtų 8 kart pi. Tai ką mes čia realiai turime? Ogi mes čia turime tiesiog 3 kart 8 24 ir 4 dalinta iš 28. Tai bus pas mus a trečiuoju pi dalinta iš 6. Tai dabar v kubo iš v rutulio pas mus bus tiesiog a kubu dalinta iš a kubu pi dalinta iš 6. Tai a trečiuoju įsiprastina. Ir mes čia turim, kad santykis yra tiesiog 6 dalinta iš pi. Ir dabar galime eiti toliau. Tai 10 yra biškai pas mus labiau trikė. Ir ką aš čia pasidaryčiau, aš jums tiesiog geriausias mano būdas yra parodyti, kaip aš šitą uždavinį, taip nusibrėždam kosinuso grafiką. Įsivaizduojam, kosinuso grafikas eina maždaug kažkur taip. Teisingai, čia bus pas 0, čia pi iš 2, čia. Gerai, kadangi čia turim laipsnis, tai gal pasirašom taip laipsnis 180, čia 270 laipsnių ir čia kažkur bus 360 laipsnių. Dabar pagalvokit.
Mes sudėnėjom kosinus 0, 2, 4, 6, 8, 10 ir taip toliau. Teisingai? Tai dabar, ką mes galim padaryti? Įsivaizduok, turim uždavinuką. Bum, pavyzdžiui, kosinus 0, priešingybė būtų kosinus 108. Teisingai? Kosinus 2, priešingybė būtų 178. Ir jeigu mes jos abudu sudedame, mes turim, kad tai turėtų gautis 0. Nes čia turim atsiminti formulytę, kad kosinus alfa yra tiesiog minus kosinus 180 minus alfa. Tai reiškia, jeigu čia turėtume, pavyzdžiui, kosinus 2, kosinus 2 būtų lygu tas pats, kas minus kosinus 180 minus 2, tai būtų kosinus 178. Tai jeigu čia yra minusas, tai reiškia kosinus 2 plus kosinus 178, pas mus turėtų būti lygu 0. Jeigu peršėlėm kitą pusę, pavyzdžiui, kosinus 178. Tai čia tiesiog aš rodau. Tai ką tai reiškia? Žiūrėkit, kad visi šitie skaičiukai, kas buvo šitoj pusė ir šitoj, jie visi įsiprastina. Ir dabar čia vyksta tas pats reikaliukas, kad šiti viso skaičiai įsiprastina su visais šitais skaičiais. Tik dabar pagalvom, ar 360 pas mus gali įsiprastinti kažkaip? Ne, negali. Kodėl negali? Nes jis yra vienintelis skaičius. Žiūrėk, nes mes jau 180 panaudojom su 0. Tai dabar, jeigu kosinus turim 360, tai šitas skaičius jau su nieko neįsiprastins. Ir dabar kam lygu kosinus 360, tai bus tiesiog vienas. Nes, visi šitie realiai skaičiai įsiprastina iki kosinus 360. Tai tikiuosi aišku. Ir manau, galime įdėti toliau prie antros dalies. Kągi, judame prie antros dalies. Ir dabar turime įspręsti nelygybę. Tai kaip mes spręsime tą nelygybę? Tai žinom, kad turim apskaičiuoti, kada x kvadratu minus 7x minus 8 yra lygu 0 ir kada x minus 6 yra nelygu 0. Taip, mes nusistatysim tuos taškus, kada šita nelygybė lygi 0. Apart šito, aišku, šita nelygi 0, bet, pagaunam. Ieškom sprendinių, kai turim trupmeninę lygybę. Pirma šitai sprendžiam, tai reiškia x nelygų 6. Viskas labai paprasta, o dabar čia turime čia kvadratinę lygtį, tai tiesiog diskriminantas 7 kvadratu plus 8 kart 4. Tai čia būtų, jei neklystu, 81. Tai x1, x2 tiesiog pas mus būtų 7 plus minus šaknis 8, 9, dalinta iš 2. Ir tai būtų 8 ir minus 1. Tai gerai, dabar turime 3 sprendinius. Tai reiškia, juos mes išrašome į ašį mūsų intervalų ir turime x ašį ir turim galimus intervalus. Tai dabar kokius rutuliukus rašysime prie kurio? Tai labai paprastai. Mums svarbiausia yra rutuliukai, kur yra pilni ir kur paprasti, tuščiaviduriai. Tai tuščiaviduris bus ten, kur vardiklis yra nelygus 0, tai prie 6, nes 6 negali būti, tai mes dėl to žymime kaip tuščiavidurį rutuliuką. O 1 ir 8, žinom, kad čia yra daugiau arba lygų, todėl tužmėsime paprastais pilnais rutuliukais. Tai dabar, ką galim padaryti, tiesiog sutikrinti intervalus. Tai nuo minus begalybės iki minus 1. Tai žiūrėsime, čia, pavyzdžiui, minus 2 įsistatysime, tai čia aiškiai matosi, kad bus teigiamas skaičius, minus 2 kvadratu minus 7 kart minus 2 minus 8, aišku, kad bus tikrai teigiamas skaičius. Ir čia minus 2 minus 6, tai bus minus 8, ir čia turėsime neigiamą skaičių, o čia turėsime teigiamą, tai teigiamas neigiamą duoda minusiuką. Tuomet žiūrim nuo minus 1 iki 6, tai tiesiog įsistatome 0. Tai žiūrim čia minus 8, o čia minus 6, minus iš minuso, mums duoda pliusą. Dabar nuo 6 iki 8, tai statome 7. Tai turėtume gauti minusiuką, bet dėl viso pikto sutikrinam. 7 kvadratu minus 7 kart 7, tai įsiprastina. Ir mes liekam su minus 8, o čia turėsime 7 minus 6, tai bus 1. Tai pas mus bus minusas iš pliuso, tai pas mus čia turėsime minusiuką ir nuo 8, tai tikrai bus čia irgi teigiamas ir čia teigiamas, tai čia bus teigiamas. Galite patikrinti.
Viskas, padarėm uždavinuką. Dabar turime nelygybę su moduliu. Ir ką mes turime padaryti? Tai mes dabar nagrinėsime du atvejus. Vieną, kai 1 minus x yra daugiau už 0 ir kai 1 minus x yra mažiau už 0. Tai kai 1x minus x yra daugiau už 0, tai reiškia x pas mus bus mažiau už 1. Teisingai. Ir čia turėsime, kai x yra daugiau už 1. Tai dabar nagrinėjom, kai x yra mažiau už 1, tai čia bus kokia minus 2, minus 3, tai čia niekas su moduliu nesikeičia, nes mes čia gauname teigiamą skaičių. Tai reiškia, rašome čia nuima modulį ir rašome tiesiog 1 minus x yra daugiau už 2. Tai ką mes čia gausime? Mes gausime, kad x, tai x eina į šitą pusę, yra mažiau 1 minus 2, tai bus minus 1, x yra mažiau už minus 1. Čia žinom, kad x yra mažiau už 1, tai reiškia, čia pas mus sprendiniai bus nuo minus begalybės iki minus 1, bet čia tiesiog tarpinis sprendinys. Ir tada čia turime, kad x yra daugiau už 1, tai jeigu čia jis bus daugiau už 1, tai reiškia, mes turim apversti šitus skaičius, kad pas mus gautųsi teigiamas skaičius. Tai reiškia, čia turėsime x minus 1. Tai x minus 1 daugiau už 2, tai reiškia, x yra daugiau už 3. Tai ką mes gauname? Ir x turi būti daugiau už 1 ir už 3, tai reiškia, x pas mus bus nuo 3 iki begalybės. Tai reiškia, atsakymę rašysime x priklauso nuo minus begalybės iki minus 1 ir nuo 3 nuo minus begalybės. Dar kartą perrašau, nes matau, kad nesimato, iki minus 1 ir nuo 3 iki begalybės. Jau. Gerai, ir judame toliau. Dabar turime kosinus x yra mažiau arba lygų už minus 1 antrąją. Tai ką mes tiesiog padarysime? Tai iš pat pradžių apsiskaičiuosime, kam lygų kosinusas. Tai kosinusas yra pas mus tiesiog. Tiksliau ne kosinus, o kam mūsų lygus x. X pas mus bus tiesiog plus minus r kosinus. Minus 1 antrosios plus 2 pi k. Tai ką mes čia turėsime? Mes turėsime, kad sprendinukai yra pas mus tiesiog x lygų plus minus 2 pi iš 3 plus 2 pi k. Taigi, kai mes šitą turim, mes galim tiesiog apsiskaičiuoti sprendinukus. Tai, gerai, mes realiai turim, kad yra 1 2 pi iš 3. Tai kitas logiškai bus 2 pi minus 2 pi iš 3. Tai x1 pas mus bus 2 pi iš 3. O kitas tiesiog bus pas mus 2 pi minus 2 pi iš 3. Tai pas mus bus 4 pi iš 3. Ir ką mes dabar tai padarėme? Dabar mes galim labai lengvai įsispręsti nelygybę. Tai mes tiesiog turime nusibrėžti greitai kosinusų pas mus. Maždaug funkcija taip atrodo. Gerai, gal ne pati geriausia. Ir dabar mes turim pasakyti, kada yra funkcija mažiau už 1 antrąją. Mes 1 antrąją kažkur pasižymėsime čia, minus 1 antrąją. Ir žinom, kad tai yra reikšmės, kai yra čia 2 pi iš 3 ir 4 pi iš 3. Tai, ką mes dabar galime padaryti, tai matome, kad sprendiniai bus va šita vieta. Tai reiškia, kad x pas mus priklausys nuo, dabar laužtiniai skliaustai, nes turime mažiau arba lygų, nuo 2 pi iš 3 plus 2 pi k nepamirštam. Ir iki 4 pi iš 3 plus 2 pi k, k priklauso z. Ir turime tokius sprendinius. Ir visur, aišku, nepamirštam, kad čia irgi reikia parašyti, k priklauso z ir k priklauso z. Šito nepamirštam, nes gausim baudos taškus. Dabar turime 12 uždavinį ir mūsų prašo tikimybės, kad visų likusių mokinių ridenti kauliuką atvirto lyginių akučių skaičių. Dabar pagalvokim, jeigu vienas mokinys, Jonas, rideno kauliuką ir atvirto 4 akutės, tuomet visi likę mokiniai po vieną kartą rideno savo žaidimo kauliukus. Žinom, jeigu jau jisai gavo
4. Ir dabar mes turim paskui, kiek dar, kad reikia mokiniai, tai kiek metai iš viso? 9 žmonės. Ir kokia tikimybė, kad atvirs lyginis. Tai iš viso galima atvirti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tai lyginiai šiuo atveju yra 2, 4 ir 6. Tai kokia tikimybė bus? Tiesiog žinom, kad tikimybė, kad atvirs lyginis yra 1/2, bet kadangi turi išmesti 9 žmonės, tai 1/2 9 laipsnių. Ir tai bus tiesiog 1/512. Dabar kam lygiai tikimybė, kad tik Jono ir Petro kauliukai atvirto 4 akutėmis viršų? Tai dabar pagalvokime. Tai mūsų prašys dabar ko? Tai mes žinom jau, kad Jono kauliukas atvirto. Teisingai? Tai dabar kokia tikimybė, kad Petro kauliukas atvirs 4 akutėmis? Tai bus kokia tikimybė? 1/6. Ir žiūrėk, kad tik Jono ir Petro, tai reiškia visi likę 8 negali išridenti 4. Vadinasi, kokia bus tikimybė, kad jie išridens? Ne 4, 5/6. Ir taip turi išridenti 8 iš viso žmonės. Tai jeigu mes paskaičiuosime tikimybę, tai mes turėsime tiesiog 5/8 dalinti iš 5/8 dalinti iš 6/9 ir tai bus pas mus tiesiog, man net nerašo, bet realiai turėtų atrodyti atsakymas taip. Na, jeigu pavyzdžiui, per egzaminą negaunat ten gero, kad gaunasi kažkoks per kablelį skaičius, tai va, taip realiai galima ir palikti. Atsakymą. 5/8 dalinta iš 6/9. Ir dabar mūsų trečias klausimas klausia. Aina savo kauliuką rideno 100 kartų ir apskaičiavo šis už 100 metimo atvirtų skaičiučių sumą. Ir kokia yra suma labiausiai tikėtina? Tai pagalvokime, jeigu mes mesime kauliuką 100 kartų, tai kiekvieną kartą jis turės kažkokį average ir pagalvom, realiai, logiškai, kažkoks average'as. Koks tas average'as? Tai mes skaičiuosime matematinį viltį. Tai reiškia, kad atvirs 1 yra šansas 1/6, kad 2 irgi 1/6, kad 3 irgi 1/6, kad 4 irgi 1/6, kad 5 irgi 1/6 ir kad 6 irgi 1/6. Ar aš neteisus? Aišku, aš šiuo atveju esu teisus. Tai jeigu mes visą paskaičiuosime matematinę viltį, tai mes gausime, kad kauliukas on average virs 3,5 akutėm. Tai dabar, jeigu mes įdensim į 100 kartų, tai mums reikia nustatyti sumą, tai mes tiesiog tą 3,5 padauginsime iš 100, nes žiūrėk, mes turime realiai 100 average metimų iš eilės. Pagalvokit logiškai, jeigu mes norim paskaičiuoti iš viso sumą, tai mes iš viso, o ne average išmetam 3,5, tai mes galim sakyti, kad mes 3,5 išmetam 100 kartų, tai atsakymas pas mus gausis 350. Tai atsakymas labiausiai tikėtina. Tikėtina. Suma yra 350. Ir su 12 uždaviniu baigiam. Dabar mums reikia 13 uždavinio ir čia mes turime paskaičiuoti atstumą nuo taško D iki trikampio ABC plokštumos. Tai reiškia atstumas. Aš gal tolinsiu. Tai gal bus geriau. Matytųsi normaliai ir 13 uždavinukas. Atstumas nuo taško D iki trikampio ABC plokštumos yra DO. Tai aš manau, kad čia nieko per daug nereikia pasakyti, ar kažko parodyti, kad tai yra. Tiesiog manau, čia gali logiškai, nes čia yra aukštinė realiai. Mes žinom, kad čia yra aukštinė, tai logiškai, kad atstumas nuo taško D iki plokštumos ABC bus DO. Tai dabar mūsų kitas žingsnis. Jeigu mes žinom, kad tetraedro burnos ilgis yra 4, tai mes žinom, kad ir čia yra 4. Ir čia yra 4, ir visur yra 4. Tai dabar, ką mes galim paskaičiuoti, mums turbūt reikės AO. Nežiūrėkite, jeigu mes žinom, kad tada yra 4, tai jeigu mes žinosim AO, mes galėsim pasiskaičiuoti DO per Pitagoro teoremą. Tai kaip mes paskaičiuosim AO, tai daleisim pasižymėkim šitą tašką D. Tai žinom, kad čia yra aukštinė ir pusiau kraštinė. Tai reiškia, kad jeigu norim paskaičiuoti AD,
Tai irgi imsim Pitagoro teoremą. Tai žinom, kad šita aukštinė dalina lygiakraščio trikampio kraštinę pusiau, tai reiškia čia bus 2 ir čia bus 2. Tai tiesiog reiškia AD bus pas mus šaknis iš 4 kvadratų minus 2 kvadratų. Ir tai bus tiesiog 2 šaknis iš 3. Kitais žodžiais galime pasakyti, kad AD kvadratu yra pas mus AC kvadratu minus CD kvadratu. Dabar mes pagal pusiaukraštinių savybę atsimenam, kad pusiaukraštinės dalina save santykiu 2:1. Tai reiškia, čia bus 2x, čia pavyzdžiui x. AO iš OD yra 2:1. Tai koks santykis yra AO su AD? Tai šitą irgi galima atsiminti, kad tai yra tiesiog 2/3. Ložinė, žiūrėkit, AD, pavyzdžiui, būtų 2x plus x, tai būtų 3x, o AO yra tiesiog 2x, tai 2 dalinta iš 3 yra pas mus tiesiog 2/3. Tai dabar, jeigu mes skaičiuojam AO, tai bus tiesiog 2/3 kart AD, tai bus 2 šaknis iš 3, ir tai bus pas mus tiesiog 4 šaknis iš 3 dalinta iš 3. Tai dabar, jeigu kai turim AO, viskas, kas mums lieka pasidaryti, tiesiog pasiskaičiuoti DO. Tai aš jį padarysiu čia, tai DO kvadratu, mums bus tiesiog AD kvadratu, minus AO kvadratu. Tai čia paprasčiausia Pitagoro teorema. Ir ką mes čia turime? Mes turime, gerai, tos eilutės parašysiu, bus patogiau. Tai DO pas mus bus tiesiog šaknis iš 4 kvadratų minus 4 šaknis iš 3 dalinta iš 3 kvadratų. Ir turėsime, kad DO pas mus bus tiesiog 4 šaknis iš 6 dalinta iš 3. Ok, tai dabar turime 13.2 ir netyčia bedarydamas nuspaudžiau visą progresą. Tai mums reikia nustatyti DO ir AB kampo didumą. Tai dabar žiūrėkit. Mes žinom, kad atkarpa DO yra statmena plokštumai ABC. Teisingai? Tai jei plokštuma yra statmena tiesiai, tai visos tiesės yra statmenos, tai ne visos tiesės, pamiršau, kurios priklauso plokštumai yra statmenos atkarpai, kuri yra statmena su plokštumu. Tai ką aš čia parašiau dabar didelė šitą litaniją? Basically, jeigu yra tiesia statmena su plokštuma, tai visos kraštinės, kurios įeina į tą plokštumą, irgi yra statmenos kraštiniai. Tai šito mes galim pasakyti, kad DO yra taipogi statmena AB. Tai reiškia, koks bus kampas? Tai kampas, aišku, pas mus bus 90 laipsnių, jeigu DO yra statmena AB. Ir dabar judame prie 14 uždavinuko, kur mes matome formulę, pagal kurią yra apskaičiuojama, kiek pasveiko nuo X ligos miestelio gyventojų. Dabar duodamas formulę apskaičiuokite, kiek sergančių liga X pasveiks per 5 dienas. Tai aš nežinau, už kokiu būdu čia duoda 2 taškus, bet ką mums tiesiog reikia padaryti, vietoj tai įsistatyti 5. Nežinome, kad sergančių liga pasveikusių skaičius yra P nuo T, tai tiesiog skaičiuojam P nuo 5, tai bus 1000 dalinta iš 1 plus 999 kart 10 minus 0,17 kart 5
Tai jeigu visą šitą įsistatysime dalykėlį, mes čia gausime 7, apie 7 žmonės. 7,03, tai atsakymą rašysime tiesiog 7 žmonės. Dabar kelintą dieną pasveiks 100 miestelio gyventojų. Tai čia jau biškai reikia daugiau pagalvoti. Tai dabar žiūrėk, mūsų prašo kelintą dieną, tai reiškia iškart galvom, kad čia kalbama apie T, apie pasveikimą. Tai dabar mums reikės paskaičiuoti P nuo T, o P nuo T kokį, kaip bus pasveikę 100 miestelio gyventojų. Žinome, kad pasveikę gyventojai yra P nuo T, tai reiškia P nuo T pas mus bus 100 ir 100 bus tiesiog lygu 1000 dalinta iš 1 plus 999 kart 10 minus 0,17 T. Nu ir dabar tiesiog reikia mokėti įspręsti lygtį. Taip ką pirmą darom, tai šitą visą keliam viršų, o 100 einam į apačią. 100 eina į apačią. Tai ką čia turėsime? 1 plus 999 kart 10 minus 0,17 T yra tiesiog 1000 iš 100, kas bus tiesiog pas mus 10. Dabar ką darom? Vienetą keliam kitą pusę, tai 999 kart 10 minus 0,17 T yra tiesiog pas mus 10 minus 1, tai bus 9. Tai 10 minus 0,17 T pas mus bus tiesiog, dabar 999 pašalim. Nu, esmė, kad mes gautume tik 10 pakeltą laipsnių šito. Minus 0,17 T. Tai čia turim 9 dalinti iš 999 ir jeigu paskaičiuotume, tai čia būtų tiesiog 1 dalinti iš 1,1,1. Ir ką mes dabar padarome? Tai aš tą 9 dalinti iš 999 trinsiu ir paliksiu čia tik 1 dalinti iš 1,1,1. Tai ką mums dabar esmė padaryti? Tai abi pusės paimti su logaritmu pagrindu 10, kad mes gautume tik laipsnį. Tai reiškia, imam čia logaritmas 10 minus 0,17 T. Čia tada bus pas mus lygu logaritmas 1 dalinti iš 1,1,1. Ir dabar ką mes darom? Tai logaritmas 10 išsiprasina ir čia pas mus lieka tik minus 0,17 T. Minus 0,17 T pas mus yra tiesiog logaritmas pagrindu 10, 1 dalinti iš 111. Tai reiškia, T pas mus bus tiesiog, ir kur čia bus vietos, T pas mus yra tiesiog logaritmas 1 dalinti iš 1,1,1 dalinta iš minus 0,17. Ir jeigu mes gerai paskaičiuosime, mes gausim apie 12,03. Tai ką mes rašysime atsakymę? Tai kadangi mūsų prašo, kad bus pasveikęs 100 miestelio gyventojas, tai žinom, kad jis pasveiks po 12 dienos, todėl mes rašysime atsakymę 13 dieną. Ir dabar kiek yra sudėtinių skaičių, kurie gaunami sudauginus bet kurios du skaičius 2, 3, 1, 0 pirminius dalykus. Tai dabar, ką pirmą reikėtų pasidaryti, tai 2, 3, 1, 0 ir skaityti pirminį, šiaip dalykliais. Tai 2, 3, 1, 0 tebūniais skaitom dalykliais. Tai pirma, dalinam iš kuo mažesnių skaičių, aišku, ne iš 1. 2, 3, 1, 0 galim dalinti iš 2. Tai 2, 3, 1, 0 padalinti iš 2 mes gausime 1, 1, 5, 5. Tada 1, 1, 5, 5 turbūt galėsime padalinti iš 3. Teisingai. Ir gauname 3, 8, 5. Neteisingai, aš žinau. Tada 3, 8, 5 tikrai dalinasi iš 5. Ir gauname 77. 7, 7, aišku, matos, kad dalinasi iš 7. Ir mes gaunam čia 11. Ir 11 dalinasi iš 11. Gaunam 1. Tai reiškia 2, 3, 1, 0. Yra pas mus 2 kart 3 kart 5 kart 7 kart 11. Ir dabar mums prašo, kiek yra sudėtinių skaičių, kurie gaunami sudauginus bet kurios 2, 2, 3, 1, 0 pirminius dalyklius. Dabar kas yra pirminis skaičius? Taip atsimenam, kad pirminis skaičius yra toks skaičius, kuris dalinasi tik iš savęs ir iš 1. Tai 2 yra tikrai pirminis, 3 yra pirminis, 5 yra pirminis, 7 ir 11. Visi šitie skaičiai yra pirminiai. Dabar kas yra sudėtinius skaičius? Tai priešingai. Tai toks skaičius, kuris dalinasi ne tik iš savęs ir iš 1. Tai, žiūrėkite, galite tiesiog atsiminti, kad jeigu mes, pavyzdžiui, sudauginam 2 pirminius, kadangi čia klasė sudauginus bet kurios 2 skaičius, tai jeigu mes sudauginam 2 pirminius skaičius, tai mes tikrai gausime sudėtinį skaičių. Kodėl dabar? Pavyzdžiui, žiūrėkite, jeigu mes sudaugysim 2 ir 3, tai mes gausime 6.
Tai žiūrėkit, logiškai pagalvojus, tai 6 dalinasi ir iš 2, ir 6 dalinasi iš 3. Tai jau turim tikrai 2 tos skaičius, iš kurių 6 dalinasi ir nėra, kad dalinasi tik iš savęs ir iš 1. Čia, aišku, be liekanos. Atsiminkim, kad be liekanos. Tai pagalvom, tai jeigu visus skaičius su visais galėtume sudauginti ir gauti skaičių, kuris dalinasi ne tik iš savęs, bet ir iš kažkokio kito skaičiaus, tai reiškia, mes pirmą imsim iš 5, o kadangi parašyta bet kurios 2 skaičius, tai antrą jau imsim skaičių iš 4. Čia jau dabar eina kombinatorija. Tai žiūrėkit, jeigu mes iš viso turim 20 variantų, bet dabar žiūrėkit, ar yra skirtumas, ar mes paimsim 2x3 ar 3x2? Nėra. Vis tiek mes gausime galiniam variante 6, todėl mes dar turim padalinti iš 2 faktorialą, kas būtų tiesiog 2. Ir jeigu gausime atsakymą, tai mes čia tiesiog gausime 10 skirtingų sudėtinių skaičių. Na kągi, dabar mes turime 16 uždavinuką ir žinome sinusą. Žinome, kad kampas yra bukas, nes jis yra tarp pi iš 2 ir pi. Ir mums reikia paskaičiuoti, kam lygus tangentas. Tangentas, žinom pagal formulę, yra tiesiog sinusas iš kosinus. Tai dabar, jeigu mes žinom šitą informaciją ir mes žinom sinusą, tai mes atsimenam, kad sinus kvadratu x plus kosinus kvadratu x pas mus yra 1. Tai reiškia, kosinus kvadratu x pas mus bus tiesiog 1 minus sinus kvadratu x. Ar ne? Tai reiškia, kosinusas pas mus bus tiesiog kosinus x bus pas mus tiesiog 1 minus sinus kvadratu x. Iš to ištraukta šaknis. Ir dabar, kadangi kampas pas mus yra bukas, mes prieš šaknį rašome minus. Tai čia bus tiesiog minus 1. Dabar sinus kvadratu x tai bus, gerai, parašom čia tiesiog sinus kvadratu x bus tiesiog 2 šaknis iš ab, dalinta iš a plus b, pakelta kvadratu, tai čia ką turėsime 4ab, čia turėsime tiesiog a plus b kvadratčiuką. Čia turėsim 1 minus 4ab dalinta iš a plus b kvadratu. Tai dabar turbūt sumedravardiklinsim viską. Neturbūt, aišku, kad sumedravardiklinsim. Dabar jeigu čia a plus b kvadratu, tai mes atsimenam, kad a plus b kvadratu yra tiesiog a kvadratu plus 2ab plus b kvadratu. Tai čia mes tiesiog turėsime a kvadratu plus 2ab plus b kvadratu ir čia minus 4ab, nepamiršta minusiuko, ir dalinta viskas iš a plus b kvadratu. Tai what's our next plan? Tai our next plan yra tiesiog čia pasirašyti, matome, kad čia yra plus 2ab ir čia minus 4ab, tai jeigu mes iš 2 atimam 4, mes turėsime minus 2, tai ką mes čia turime? Minus 2ab plus b kvadratu. Ir dabar atsimenam, kad a minus b kvadratu pas mus yra a kvadratu minus 2ab plus b kvadratu. Mes visiškai čia matome šitą formulę prieš mūsų akis. Tai mes jau galim persirašyti šitą dalyką kaip a minus b kvadratu dalinta iš a plus b kvadratu. Tai realiai, ką mes čia turėsime? Mes čia turėsim minusiuką ir čia turėsim tiesiog minus šaknį šitą ištraukam, tai bus a minus b dalinta iš a plus b. Čia pas mus yra kosinus x. Tai dabar, ką mes turime, tai jeigu mes skaičiuosime tangent x, tai gerai. Ką mes galim pasidaryti? Pasirašyti ne a minus b, tiesiog b minus a. Dalinta iš a plus b. Ir galas, jau pats galas, tai dabar turėsime čia 2 šaknis iš ab, dalinta iš a plus b, tai čia sinusas x mūsų, o kosinusas žinom, kad yra b minus a, dalinta iš a plus b, tai b minus a, dalinta iš a plus b, tai matome a plus b įsiprastina ir mes liekam tiesiog su 2 šaknis iš ab, dalinta iš b minus a. Na kągi, ir einame prie 17 uždavinuko ir mūsų prašo S1. Tai čia labai lengvi 3 taškai.
Tai matome, kad čia turėsime integralą. Ir dabar kurią funkciją integruosime, tai aišku f nuo x, tai bus 1 dalinta iš x. Kokie rėžiai mūsų bus? Nuo 4 iki 2. Tai ką mes turime čia? Tai žinome, kad 1 dalinta iš x. Pirmykštė funkcija yra tiesiog ln x su moduliu. Bet žinome, kad x yra daugiau už 0, tai galim net nerašyti to moduliuko. Tai reiškia, mes čia turim ln x tiesiog. Rėžiai nuo 4 iki 2, tai reiškia, turėsime tiesiog ln 4 minus ln 2. Ir atsakymas pas mus bus tiesiog, žinome, kad tai yra tiesiog, pagal logaritmų savybės, ln 4 dalinta iš 2, tai bus tiesiog ln 2. Dabar 3 taškai uždirbti, dabar naudodamės paveikslo duomenimis, susičiuokti a reikšmę. Dar 4 taškai, aš nežinau, už ką čia tiek daug jų. Tai vėl turime logaritmą. Žinome, kad plotai S1 ir S2 yra lygus. Tai reiškia, čia rėžiai bus nuo 5 iki A. Vėl logaritmuosim funkciją 1 dalinta iš x, tai x. Ir dabar jos logaritmas taipogi yra tiesiog ln x. Rėžiai pas mus nuo A iki 5. Tai ką mes turėsime čia? Vietoj x statysime A. Tai ln A minus ln 5. Ir mes žinome, kad tai turėtų būti lygu S2, tai tai turėtų būti lygu ln 2. Dabar ką turėsime, tai reiškia, kad ln A pas mus bus tiesiog ln 2 plus ln 5. Nu, ln 5 perkeliam kitą pusę. Tai reiškia, ln A bus tiesiog ln 2 kart 5. Tai reiškia, bus ln 10. Nu, kadangi plus. Tai reiškia, A pas mus bus tiesiog lygu 10. Labai lengvi, 4 taškai, net 7 realiai. Uždavinukus. Na kągi, dabar einame prie 18 uždavinio. Mano nuomonė sunkiausio. Tai žinom, kad progresijos yra suma m pirmųjų narių ir n pirmųjų narių santykis. Ir jų santykiai yra lygus m kvadratu dalinta iš n kvadratu. Ir mums reikia įrodyti, kad m ir m aritmetinės progresijų am ir an santykiai lygus yra am lygu 2m minus 1 ir an yra... Nu, am dalinta iš an yra 2m minus 1 dalinta iš n 2n minus 1. Tai dabar, ką mes turime? Tai mes turime, kad SM pas mus, nu gerai, pirma, kam lygu AM, tai pas mus bus A1 plus D M minus 1, o AN pas mus bus tiesiog A1 plus D N minus 1. Tai dabar ką turim? Tai čia turim, kad čia turėsim, kad bus A1. Nu, SM dalinta iš SM bus tiesiog A1 plus D M minus D. Nepamirštam dar plus A1, nes SM nario formulė yra tiesiog A1 plus AN dalinta iš 2 kart N. Tai A1 plus DM minus D padalinta iš 2 ir padauginta iš M. O čia turėsime identišką situaciją, tai čia turėsime A1 plus DN minus D. Dalinta iš 2 kart N ir tai yra M kvadratu iš N kvadratu. Dabar iš karto matome, kad galim išprastinti čia M. Tai čia lieka dabar pas mus irgi 2 galima išprastinti, tai lieka, kad pas mus čia yra, rašau tada pas mus labiau dešinė čia, tai bus 2A1 plus DM minus D dalinta iš 2A1 plus DN minus D yra pas mus tiesiog M dalinta iš N. Tai ką mes galim toliau padaryti? Ogi paprasčiausiai N pasikelti čia ir M ir šitą susikelti viršų. Nu, kad liktų tik viršui skaičiai. Tai reiškia, čia turėsime N kart 2A1 plus DM minus D. Ir tai turėtų būti lygu M kart 2A1 plus DN minus D. Ir ką dabar mes turime?
dabar viską susidauginam. Ir, nu gerai, rašau čia viršui, kadangi nelabai yra vietos. 2a1n plus dmn minus dn lygu 2a1m plus mdn minus md. Dabar iškart ką matome, kad čia turim dmn ir čia turim dmn, tai juos galime mes tiesiog išprastinti. Ir mes liekam su 2a1n minus dn lygu 2a1m minus md. Dabar ką aš jums siūlyčiau pasidaryti, tai d susikelti vieną pusę ir, narius su d susikelti vieną pusę ir narius su a susikelti į kitą pusę, nes mes norim kažkokio ryšio tarp tų dviejų narių. Tai reiškia, čia turėsime, jeigu 2a1m perskeliame į kitą pusę, tai turėsime 2a1 kart n minus 2a1 kart m bus lygu 2dn, jeigu kitą pusę keliam, minus dm. Tai dabar jeigu čia įskelsime d, o čia 2a1 įskelsime per škliaustus, tai mes gausime, kad 2a1 n minus m yra lygu d kart n minus m. Jo, ok. Tai dabar matome, čia turim d minus m ir čia turim n minus m ir čia turim n minus m. Tai dabar ką tai reiškia? Kad pas mus gaunasi taip, kad 2a1 turi būti lygu d. Gaunam, realiai galim šitus irgi išprasti. Tai 2a1 pas mus lygu d. Dabar grįžtam prie mūsų šitos formulės, ir dabar jau turėtume kažką galėti pasidaryti. Tai dabar įsistatom į AM mūsų šitą nariuką. Tai kur čia aš rašysiu? Daleiskim, čia rašysiu. Tai čia ką turėsime. Ir dabar, daleiskim, pasikeiskim, vietoj d pasirašysim 2a1. Tai reiškia a1 plus 2a1 kart m minus 1 dalinta iš a1 plus 2a1 n minus 1 ir pas mus tai bus lygu tiesiog, čia am dalinta iš n galim pasirašyti ir pas mus tai bus lygu tiesiog a1 plus 2a1m minus 2a1, o čia turėsime a1 plus 2a1n minus 2a1. Ir dabar, kai mes turime šitą formą, mes labai paprastai galime čia a1 ir minus 2a1, tai čia turėsime tiesiog. Gerai, dabar rašau čia, nes vėl neturim vietos. Bet jeigu sekat video, viskas čia turėtų būti aišku. Tai a1 minus 2a1, tai turėsime tiesiog 2a1m minus a1. Čia turėsime tiesiog 2a1n. Čia vėl a minus 2a1, tai minus a1. Dabar galime a1 įsikelti prieš skliaustus. Čia turėsime 2m minus 1. Čia a1, jeigu įsikelsime, turėsime 2n minus 1. Ir a1 įsiprastina ir įrodėm, kad am dalinta iš an pas mus yra 2m minus 1 dalinta iš 2n minus 1. Uždavinys tikrai labai ilgas ir reikalauja, realiai tiesiog žaidimus formulė. Ir jo, tai tiesiog daug prasinimo, ilgas kelias, bet kažko labai išmąstyti nereikia. Labiau tiesiog mechaninis darbas iki kol pasieksim tikslą. Tai dabar judame prie 19, prieš paskutinio uždavinuko ir ką mes čia turėsime? Mes turim paskaičiuoti AF ir BF vektorius išreikšti vektoriais M ir N. Tai ką aš dabar matau, kad AB pas mus yra M vektorius, o AD vektorius pas mus yra N. Tai ir žinom, kad čia yra vidurio taškas. Tai mes turbūt, jeigu norim paskaičiuoti AF vektorių, tai mums reikės viso vektoriaus AE. Tai gerai. Tai dabar AF. Koks kelias yra nuo A iki F? Nuo A kelias iki F pas mums bus tiesiog kiek. Tai žinom dabar, kad AE yra santykis 2:1 AF ir FE.
FE santykis yra pas mus 2:1. Tai reiškia, AF ir AE santykis pas mus bus 2:3. Tai reiškia, AF pas mus bus tiesiog 2/3 AE. Dabar kam lygu AE? Ogi labai paprastai galim pasiskaičiuoti. Tai AE pas mus bus tiesiog AB plus BE. O BE visi žinom, kad yra tiesiog kas? Ogi 1/2 AD. Tai reiškia, turėsim čia AB. Tai bus tiesiog M plus 1/2 N. Tai E pas mus yra tiesiog 1M plus 1/2 N. Ir dabar jeigu skaičiuojame AF vektorių, tai F vektorius bus tiesiog pas mus 2/3 M plus 1/2 N. Ir mes ką čia turėsime? Tai turėsime 2/3 M plus 2/3 iškart 1/2. Tai turėsime 1/3 N vektorius. Dabar kaip suskaičiuoti vektorių BF? Tai matome, kad BF vektorius realiai yra tiesiog vektorius BA, kelias va čia, plus vektorius AF. Tai dabar kam lygus vektorius BA? Tai žinom, kad vektorius BA yra tiesiog minus vektoriaus AB. Tai reiškia, tai yra tiesiog minus M. Tai reiškia, turėsime tiesiog minus M plus 2/3 M plus 1/3 N. Ir turėsime tiesiog čia minus 1/3 M plus 1/3 vektoriaus N. Ir uždavinuką mes padarėme. Dabar mums reikia įrodyti, kad F yra lygiagretinio ABCD ir trižainės BD taškas. Tai dabar kam pas mus bus lygu BD vektorius? BD vektorius pas mus bus tiesiog lygu. Žinom, kad tai bus tiesiog BA plus AD. Tai jau žinom, kad B yra tiesiog minus M, tai reiškia, čia pas mus bus minus M plus N. Dabar, žiūrėkit, jeigu, pavyzdžiui, BF vektoriui mes įskeltume 1/3 prieškliaustus. Ką mes turėtume čia? Turėtume minus M plus N vektorių. Dabar žiūrėkit, ką mes matome, kas yra minus M plus N. Ogi labai paprastai, minus M plus N yra pas mus tiesiog vektorius BD. Tai reiškia, BF yra pas mus 1/3 vektoriaus BD. Taigi galime pasakyti, kad šitie vektoriai yra vektoriai kolinerus ir vektorius BD ir BF turi bendrą pradžią, todėl jie yra vienoje tiesiai. Ką aš dabar šiuo parašiau? Žiūrėkit, jeigu vektoriai kolinerus, tai mes žinom, kad jie yra vienodi. Ir dabar, įsivaizduokit, jeigu jie prasideda vienam taške, iš vieno taško, tai reiškia, kad jie bus, jis bus vienas vektorius uždėtas ant kito. Tai logiška, kad jie bus vienoje tiesiai. Tai jeigu jie yra vienoje tiesiai, tai reiškia, kad taškas F priklauso įstrižainiai BD. Ir dabar judame prie 20 taško. Dabar 20 uždavinį. Bet labai yra sunkus nurodytas sprendimas. Bet iš tiesų uždavinys nėra toks sunkus. Jeigu mes čia pasibraižysime kubo PVZ, išklotinę galim pasakyti taip. Negalim, iš tiesų pasibraižysime išklotinę. Čia atsiprašau už mano piešimą, bet gerai, čia nutrinsim. Va. Čia turėsime 6 taškus, plius minus. Esmė, kad jūs pagautumėt esmę, o ne kas čia gražesnis dailininkas. Tai dabar įsivaizduojam kubo išklotinę. Ir daleiskim, čia pasivadinsime. Čia bus taškas V, čia bus taškas D, tada čia bus taškas B, čia bus taškas C. Tada jeigu toliau žiūrėsime, tada čia bus taškas A, čia bus taškas M, čia bus taškas E,
čia bus taškas F. Na ir tada čia vėl būtų taškas V, čia D. Bet ką mes matom? Dabar mums reikia pasakyti trumpiausią kelią nuo musės iki voro. Tai jeigu mes žiūrėtume logiškai, tai matome, kad trumpiausias kelias yra tiesiog čia. Tas statusis trikampis matome. Tai, žiūrėkit. Tai ką mes galim pamatyti? Žinom, kad MD yra 2A. Nu, nes kraštinė šiaip pas mus yra žymima A, o VD pas mus yra A tiesiog. Tai trumpiausias atstumas bus tiesiog šitas, kaip sakoma, Pitagoro teoremo paskaičiuotas taškas. Tai MV pas mus bus tiesiog kvadratu lygu MD kvadratu plus VD kvadratu. Tai žiauriai lengva. Tai reiškia, MV pas mus bus tiesiog šaknis iš 2A kvadratu plus A kvadratu. Ir mes čia gautume tiesiog 5 šaknis iš 5A. Nu, 4A kvadratu plus A kvadratu, tai bus 5A kvadratu, tai jeigu ištraukame šaknį, tai gaučiau šaknis iš 5A, tai trumpiausias kelias einant kubo paviršiumi bus tiesiog šaknis iš 5A. Ir su šitų uždavinukų mes baigiame pavyzdinę užduotį, tai tikiuosi jums padėjom, linkiu didžiausios sėkmės, kas laikote egzaminus, nepamirštam užmesti subscribe ir iki kito karto.